Balansas yra visko esmė. Skalbimo mašinos sukasi balansą, automobilio ratai sukasi balansą. Ir jeigu atsiranda ten disbalansas, viskas ima traškėti, barškėti ir atsiranda pavojus, kad viskas gali subirėti. Planetos sukasi balansai irgi. Ir stabiliausi santykiai tarp žmonių yra tie, kurie yra balansai. Tiesa, balansui reikia lygiaverčių svorių skirtingose pusėse. Ir jei vienoje pusėje rasime narcizišką asmenybę, kitoje pusėje rasime savivertės neturintį asmenį. Nes narcizai gali gauti jiems reikalingo dėmesio tik iš tokių, kurie besąlygiškai pasiruošia jį liaupsinti. Tad narcizai turi savivertės už juos abu. Sveikos savivertės žmonės neliaupsins narcizų, bet ir nesižavės tais, kurie patys savo norų lenda po padu. Sveikam žmogui reikia sveikos priešingybės. Kas tie sveikieji? Tai žmonės, kurie yra arčiausiai centro. Kai kurie gali būti turintys ambicijų ir tikslų, bet tuo pačiu jie turės ir empatiškų savybių. Tokie žmonės bus laimingi su tais, kurie yra linkę kažkuo rūpintis ir dengti užnugarį. Vienas iš gražiausių dalykų, kokį esu girdėjęs, tai pasakymas moters. Net jei visas pasaulis bus prieš mano vyrą, aš stovėsiu šalia jo ir tyliai padavinėsiu jam šovinius. Negaliu pasisakyti už visus pasaulio vyrus, bet esu tikras, kad kiekvienas save gerbintis vyras su didžiuliu džiaugsmu globotų tokią moterį ir dėl jos padarytų viską, kad ji būtų laiminga. Nes būtent tokios moteris yra tos, su kuriomis vyrai randa savo balansą ir jame atranda savo ašį, be kurios jie negali suvokti savo vertės ir krypties. Už kiekvieno sėkmingo vyro nugaros stovi išmintinga moteris, kuris suvokia, ko reikia jų santykių balansui. Vyrai yra krantai, o moteris upės. Kiekvieną pavasarį matome, kas nutinka, kai upės patvinsta ir užlieja krantus, paskandindamos juose augančius medžius ir pievų plotus. Krantai išnyksta ir praranda savęs suvokimą, o kai upės grįžta į savo vagą, krantai jas globoja, nukreipia, o savo veišlė augmenija saugo jas nuo išdžiūvimo. Viskam reikia balanso. Jo reikia ir santykiams, ir pačiam gyvenimui, nes gausa yra visų pirma būsena, jog įmanoma viskas. Nepasitikėdami arba per daug pasitikėdami savo unikalumu mes nesugebėsime balansuotai vystyti reikalų ir netgi gavę didelius pinigus savo gyvenime sukursime didžiulį chaosą, kuris palies ir kitus žmonės bei jų gyvenimus. Nėra nieko gražiau, kaip laimingi žmonės, kurie atrado balansą savyje ir kuris pasireiškia jų santykiuose bei veiklose, kurios yra ne pinigų darymų triukai, o procesai, kurie gydo visuomenę ir suteikia pasaulio vertės, o žmonijai vilties, jog turime ateitį, kurioje bus gera gyventi. Ir visų šituo tekstu noriu priminti kiekvienam, kuris išgirdo, kad pradžia prasideda būtent mumyse. Kai mes atrandame tą vertę, kas mes esame, mes pradedame suvokti, kur mes turime būti, su kuo mes turime būti. Tamsagi yra šviesos nebuvimas. Tamsoje lengva slėptis. Šviesoje mes nebegalime slėpti to, kuo esame iš tikrųjų. Norėti būti mylimu, siekti meilės, ieškoti jos, reiškia tikėjimą, jog nesi mylimas.
Tai yra tikėjimas, kad kažkas ateis ir man duos kažko, ko aš dabar neturiu. Ir kuo ilgiau mes tą praktiką užsiiminėjame, tuo stipresnės nemeilės bangos mumise įsirašo. Nuodėmė yra meilės nebuvimas. Tai yra toks jausmas, kad tu esi bevertis. Nes Dievo vaikas tu esi kažkoks tiesiog numestas, atsiradęs, paliktas, užguitas. Bet jeigu mes matytumėm save taip, kaip mus mato mūsų kūrėjas, mes neišdrįstumėm savęs nemylėti. Liga tai sveikatos nebuvimas. O kas ėda sveikatą? Stresas. O stresas argi nėra nepasitikėjimas ateitimi, nepasitikėjimas savo jėgomis, nepasitikėjimas savo kūrėju, kad jis viską sudėlios taip, kaip turi būti. Daina miega balse. Stygose kaip melodija, stygose gitaros ar fleitos medienoje. Ir kiekvienas žmogus išdrįsta savo balsą atverti dainai. Jis pats nustemba, koks nuostabus jis gali būti. Sodininkas skina vaisius, kai jie jau sunokę, bet ne anksčiau. Taip ir tarytum dangus prie mūsų priartėja, kai mes ateiname į brandą. O brandai reikia daug išgyventi. Brandai reikia laiko, reikia kantrybės, reikia karščio, reikia sausros, reikia lietaus, audros, kad mes subręstume. Gidas parodo tik tai kryptį, bet neverčia kažkur eiti. Gali tiesiog skrolinti toliau ir nekreipti dėmesio, ką aš čia sakau. Bet jeigu jauti, kad atėjo laikas keistis, tai labai džiaugiuosi už tave, nes tu jau ieškai. O tai reiškia, kad tu tiki, jog yra išeitis, kuri tavęs laukia. Ir kaip sakoma, kas ieško, tas visada randa. Ir aš tikiu, kad tu jau pradedi matyti kontūrus to, ko taip ieškai. Tiesą sakant, tavo siela jau senai žino, kas tai yra ir kuo tu esi, bet tavo protui reikia vis dar įrodymų, reikia visokiausių ženklų, bet tai yra gerai, mes žmonės, mes taip ir funkcionuojame, bet nežiūrint tai, man labai džiugu, nes tu artėjai prie savęs. Kaip bus gera drauge su tavimi švęst.